Sveiki vaikučiai ir jų tėveliai, šiandieną kviečiu pasiklausyti kartu su manimi nuostabią pasaką Trys paršiukai. Kartą seniai gyveno trys paršiukai, trys broliai. Visi vieno ūgio, rubuliai, rausvi, su vienodom linksmai užsirietusiom uodegytėm. Net jų vardai buvo panašus – Nif-Nifas, Nuf-Nufas ir Naf-Nafas. Visą vasarą jie vartaliojosi po žolę, šildėsi prieš saulutę, lepinosi, lakstė kalnuose. Bet va, atėjo ruduo. Saulė jau ne taip kaitriai šildė, ties nugeltusiu mišku kybojo pilki debesys. Karts nuo karto lyjo lietutis. Metas mums pagalvoti apie žiemą, pasakė kartą Naf-Nafas savo broliams, atsibūdęs ankstų rytą. Aš visas drebu nuo šalčio, mes galim peršalti, imkim ir pastatykim namą, žiemosim savo drauge po vienu šiltų stogu ir kartu žaisim. Bet jo broliai nenorėjo imtis jokio darbo, kur kas maloniau paskutinės šiltas dienas, nieko neveikti, straksėti po kalnus, žaisti, o čia reikėtų rausti žemę ir vilkti akmenį statant namą. Suspėsim, žiema juk dar toli, mes dar norim pasilinksminti, pasakė Nif-Nifas ir persivertė per galvą. Kai prireiks, aš pats pasistatysiu namą, tarė Nuf-Nufas ir nulėkė su broliu į kalnus. Aš taip pat, pridūrė Nif-Nifas. Na, kaip savo norit, tuomet aš vienas statysiuosi savo namą, pasakė Naf-Nafas, aš jūsų nelauksiu. Dienos ėjo vis žvarbyn ir žvarbyn, tačiau Nif-Nifas ir Nuf-Nufas neskubėjo, juodu ir galvoti nenorėjo apie darbus, dėkinėjo nuo ryto iki vakaro, žaidė, kaip dera paršeliams, šokinėjo ir vartėsi per galvą. Šiandieną mes dar pasiausim, tarė juodu, o rytoj iš ryto imsimėms darbų. Bet ir kitą dieną abu tą patį bylojo. Ir tik tuomet, kai didysis kalnas šalia kelio ėmė rytais trauktis plonu ledeliu, broliai tinginiai pagaliau kybo į darbus. Nif-Nifas nusprendė, kad paprasčiausia ir greičiausia taisytis pirkelį šiaudų. Jis taip ir padarė, ir visai su nieko nepasitarė, ir vakare savim didžiavosi, nes jo namelis jau buvo baigtas. Nif-Nifas užklojo ant stogo paskutinį šiaudų gniužtelę ir labai patenkintas savo namuku linksmai uždainavo. Tai namelį pastačiau, niekur tokio nemačiau. Taip dainuodamas jis nurūko pas Nuf-Nufą. Nuf-Nufas netoliese taip pat statėsi namuką. Jis stengėsi kuo greičiau užbaigti šį nuobodų ir visai neįdomų darbą. Iš pradžių, kaip ir brolis, jis buvo benorys daryti pirkelį šiaudų. Bet paskui nusprendė, kad tokiame name žiemą bus labai šalta. Surėmus iš šakų ir virbų namas, jis pagalvojo, bus tvirtesnis ir daug šiltesnis. Taip jis ir padarė. Sukalė žemėn kuolus, perpynė juos virbais, stogą apvertė sausais lapais ir vakarop namas buvo baigtas. Nif-Nifas didžiuodamasis apėjo aplinkui keletą ratų ir uždainavo. Mano namas nuostabus, atlaikysis net griausmus. Dar jis nebaigė dainos ir už krūmo šmurkštelėjo Nif-Nifas. Na štai ir tu pasistatei, tarė Nif-Nifas broliui. Aš sakau, kad mudu greit šį darbą atliksim. Dabar esame laisvi ir galime daryti viską, ką tik panorėsim. Arba viskas, kas į galvą šaus. Eime pas Naf-Nafą, pažiūrėkim, kokį namą jis pasistatė, tarė Nuf-Nufas. Kažkodėl mes jį labai seniai matėm. Reikėtų pažiūrėti, ką jis ten veikia. Eime, pažiūrėkim, sutiko Nif-Nifas. Ir abu broliai, labai patenkinti, kad niekur daugiau nereikia skubėti ir nieko rūpintis, dingo už krūmų. Naf-Nafas šit jau kelios dienos įnikęs statė savo namą.
Jis prisivilko akmenų, prisikasė molio ir dabar neskubėdamas rengė saugų, tvirtą namą, kuriame būtų galima pasislėpti nuo vėjo, lietaus ir šalčio. Jis įstatė namui sunkias ąžuolinės duris, susklendė, kad vilkas ar dar kas nors atsibastęs iš gretimo miško negalėtų įsibrauti į jo namus. Nifnifas ir Nufnufas užtiko brolį bedirbantį. Ką tu čia statai? Vienu balsu sušuko nustebę Nifnifas ir Nufnufas. Kas čia? Paršiuko namas ar čia tvirtovė? Paršiuko namas turi būti tvirtovė, ramiai atsakė Nafnafas ir toliau nusisuko dirbti. Ar tik neketini tu čia su kuo nors kariauti? Linksmai sukriuksėjo Nifnifas ir mirktelėjo Nufnufui. Ir abu broliai apėmė toks linksmumas, kad žygiavo ir kriūkė jie ant visos laukimės. O Nafnafas, lyg niekur nieko, tebemūrijo savo namo akmeninę sieną, niūniuodamas panosiai. Protingiausias tai jau aš, tai jau aš, tai jau aš. Mūro namo kraunuos aš, kraunuos aš, kraunuos aš. Ir pasaulį jok žvėris, jok žvėris, jok žvėris, neįslinks pro šias duris, šias duris, šias duris. Čia jis mini kažkokį žvėrį? Paklausė Nifnifas Nufnufą. Čia tu mini kažkokį žvėrį? Paklausė Nufnufas Nafnafą. Aš dainuoju apie vilką, atsakė Nafnafas ir prilipdė dar vieną akmenėlį. Žiūrėkit, kaip jis bijo vilko, tarė Nifnifas. Bijosi, kad jo nesuėstų, pridūrė Nafnafas besijuokdamas, ir broliai dar labiau įsilinksmino. Iš kur jau čia rasis vilkų, pasakė Nifnifas. Jokių vilkų nėra, taip ir žinok, broliai, nes jisai yra bailys, pridūrė Nufnufas ir jiedu ėmė šokdami dainuoti. Vilkas pilkas nebaisus, 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 eik tu kvaiša į krūmus, į krūmus, į krūmus. Judu norėjo Nafnafą persinti, bet jis net neatsigręžė ir dirbo toliau. Ai, eime Nufnufui, pasakė tada Nifnifas, čia mums nėra ko veikti, mūsų brolis nuobodybėje. Ir abu broliai narsuoliai nuruko toliau žaisti. Eidami judu dainavo ir šoko, o kai pasiekė mišką, tai taip įsišėliojo, kad prižadino po pušimi miegojusi vilką. Koks ten triukšmas! Nepatenkintas suurzgė piktas ir alkanas vilkas ir nušaliavo į tą pusę, kur žygiavo ir kriuksėjo du maži kvaili paršiukai. Na, iš kur jau čia rasis vilkų, kriu, kalbėjo tuo metu Nifnifas, kuris vilkus buvo matęs tik paveikslėliuose. Taip, mudu jį pačiupsim va štai taip už nosies, tai tada jisai žinos, pridūrė Nufnufas, kuris irgi niekada nebuvo matęs jokio gyvo vilko. Ir broliai vėl įsisiautėjo ir uždainavo. Vilkas pilkas nebaisus, 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 eik tu kvaiša į krūmus, į krūmus, į krūmus. Ir staiga judu išvydo tikrą gyvą vilką. Jis stovėjo už didžiulio medžio ir buvo toks baisus, tokių piktų akių, o iš nasrų styrojo tokios aštrios iltys, kad Nifnifui ir Nufnufui nugara pasišiaušė, o plonos uodegytės ėmė taip tankiai, trankiai tirtėti, vargšiai paršiukai iš baimės negalėjo net pajudėti. Vilkas taisėsi šokti, kaukštelėjo dantimis, mirktelėjo dešinę akimi, bet paršeliai staiga atsitokėjo ir žviegdami ant viso miško leidosi bėgti. Niekada jiems nebuvo tekę taip greitai bėgti. Švyturiuodami kulnais ir keldami dulkių debesis, juodu skuto kiekvienas į savo namus. Nifnifas pirmasis atbėgo prie savo šiaudinės pirkelės ir vos suskubo užtrenkti duris prieš pat vilko nosį. Tuščio jau atidaryk duris, suriko vilkas, kitaip aš jas išversiu. Ne, sukrikė Nifnifas, neatidarysiu.
Buvo girdėti, kaip už durų šnapuoja baisus žvėris. Tučtuojau atidaryk, vėl suriko vilkas. Aš taip papūsiu, kad visas tavo namas nulėks. Bet Nif-Nifas iš baimės jau nieko negalėjo atsakyti. Tuomet vilkas ėmė pūsti. Nuo stogo nulėkė šiaudai, sienos ėmė drebėti. Vilkas vėl giliai atsikvėpė ir papūtė antrą kartą. Kai jis papūtė trečią kartą, namas išvirto į visas puses, tarsi uraganui užsiautėjus. Vilkas kaukštelėjo dantimis prie pat paršiuko kulnų, bet Nif-Nifas greitai apsisuko ir šoko bėgti. Po valandėlės jis jau buvo prie Nuf-Nufo durų. Vos suskupo brolius įsklęsti duris, išgirdo vilko balsą. Aulele, dabar aš jūs abu suėsiu. Nif-Nifas ir Nuf-Nufas išsigandę pažvelgė vienas į kitą, bet vilkas buvo labai išvargęs ir nusprendė imtis gudrybės. Ai, aš apsigalvojau, tarė jis taip pat garsiai, kad jį išgirdo ir namelį. Ne, neėsiu šių prakeiktų paršelių, verčiau aš einu namo. Tu girdėjai? Klausė Nif-Nifas Nuf-Nufą. Jis pasakė, kad mūsų nės. Mes išsigelbėjom. Labai gerai, tarė Nuf-Nufas ir iš karto liovėsi drebėjęs. Broliams pasidarė linksma ir juodu uždainavo, tarsi nieko nebūtų atsitikę. Vilkas, pilkas, nebaisus, 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 eik tu kvaiša į krūmus, į krūmus, į krūmus. O vilkas neketino pasitraukti. Jis tik paėjo į šalį ir pasislėpė. Jį ėmė juokas ir jis kaip beįmanydamas tvardėsi, kad nepradėtų garsiai kvatotis. Kaip gudriai pavyko apgauti 2 kvailelius paršiukus. Kai paršiukai visai nurimo, vilkas pasiėmė avies kailį ir atsargiai nuseilino prie namo. Ties durimis jis apsisiautė kailiu ir tyliai pasibeldė. Nif-Nifas ir Nuf-Nufas labai išsigando. Kas ten? Paklausė juodu ir jų uodegėlės vėl ėmė tirtėti. Tai aš, vargšė maža avelė, plonu svetimu balsu sulemeno vilkas. Leiskite mane paminakvoti, atsiskyriau nuo bandos ir aš labai pavargau ir esu labai alkana. Leisti? Paklausė brolį gerasis Nif-Nifas. Avelę galima įsileisti, sutiko Nuf-Nufas, bet ne vilką. Bet pravėrė duris, paršiukai išvydo ne avelę, o tą patį aštrę dantį vilką. Broliai užtrenkė duris ir iš visų jėgų jas užgulė, kad baisusis žvėris negalėtų įsiveržti į vidų. Vilkas labai įniršo, jam nepavyko gudrumu priveikti paršelių. Jis nusimetė avies kailį ir suriko. Na palaukit, ir šio namo tuščio jau neliks, visai jo nebeliks. Ir jis ėmė pūsti. Namas kiek pakrypo, vilkas papūtė dar kartą. Ir paskutinį 3. ir 4. kartą, kai papūtė, namelis nebeišlaikė. Nuo stogo nulakstė lapai, sienos ėmė drebėti, bet namas vis dar stovėjo. Tačiau, kai vilkas papūtė 5. kartą, namas susverdėjo, suvirpėjo ir griuvo. Vien tik durys, kurį laiko dar stovėjo vidury griuvėsių ir tos nuvirto. Siaubo apimti paršiukai šoko bėgti iš baimės, linko jų kojos, drebėjo kiekvienas šerelis ant jų kūnelio, džiuvo nosys ir burnytė. Broliai dūmai į Naf-Nufo namą. Vilkas vijosi juos milžiniškais šuoliais. Kartą jis vos nepastvėrė Nif-Nifą už nugarytės, už paskutinės kojytės po to, bet šis taip skubėjo atsitraukti kojytę ir jis išsigelbėjo.
Vilkas taip pat sukruto, suskubo, nes labai norėjusi pasigauti paršelius ir gardžiai suvalgyti. Jis buvo tikras, kad šį kartą paršiukai nuo jo tikrai niekur nepaspruks. Bet jam ir vėl nepavyko. Paršiukai greitai smuko pro didžiulę obelį, nesilietė jos, o vilkas nespėjo paskui ir atsitrenkė į kamieną. Obelis apkratė jį obuoliais. Vienas kietas obuolys teškėsi jam tiesiai tarpuakį. Vilkui kakto iššoko didžiulis storas gumbas. O Nifnifas ir Nufnafas nei gyvi, nei mirę atbėgo tuo metu prie Nafnafo trobelės. Brolis juos įleido. Vargšai paršiukai buvo taip išsigandę, kad nė žodžių negalėjo ištarti. Abu tylėdami šmurkštelėjo po lovą ir ten pasislėpė drebėdami. Nafnafas iškart suprato, kad juos atvijo vilkas, tačiau jam nebuvo ko bijoti savo mūrinėme name. Jis greitai užsklendė duris, atsisėdo ant kėdutės ir garsiai uždainavo. Ir pasaulį jok žvėris, neįsilenks pro šias duris, bet kaip tik šiuo metu į duris pasibeldė. Kas ten? Ramiai paklausė Nafnafas. Atidaryk, neklausinėjus, atšaukė piktai vilkas. Kur jau ten, tuoj bėgu ir atidarau, net negalvoju. Besijuokdamas ir griežtu balsu atsakė Nafnafas. Ak, taip, na tada laikykitės, dabar sueisiu jūs visus 3. Pamėgink, atsakė kitapus durų Nafnafas, nekilstelėjęs nuo savo kėdutės. Jis žinojo, kad jam ir broliams nėra ko bijoti tvirtame mūrinėme name. Tuomet vilkas įkvėpė kuo daugiau oro ir papūtė kiek tik begalėdamas. Tačiau, kad ir kaip jis besistengė, nei vienas net mažiausias akmenukas nepajudėjo iš vietos. Vilkas net pamėlynavo nuo įtampos. Jis taip stengėsi, taip pūtė ir nieko neatsitiko. Namas stovėjo lyg tvirtovė. Tuomet vilkas ėmė dar smarkiau barbentis į duris, bet jos irgi nepasidavė. Vilkas iš piktumo ėmė draskyti nagais sienas ir graužti akmenis, iš kurių jos buvo sumūrytos, bet jis tik apsilaužė nagus ir truputėlį susilaužė savo dantukus. Alkanam ir piktam vilkui nebuvo kas dara. Reikėjo neždintis iš šio namo. Bet čia jis pakėlė galvą ir staiga pamatė ant stogo didžiulį platų kaminą. Aha, va pro šį kaminą aš ir pateksiu trobon, nudžiugo vilkas, sugalvojęs tokį gudrų planą. Jis atsargiai užsiropštė ant stogo ir įsiklausė, kas buvo girdėti iš namo vidaus. O name buvo tylu. Vis dėlto užkrimsiu šiandieną šviežios paršienos, pagalvojo vilkas ir apsilaižęs šmurkštelėjo į kaminą. Bet vos tik jis ėmė kaminu leistis, paršiukai išgirdo šnaresį. O kai ant katilo dangčio ėmė birti suodžiai, išmintingasis Nafnafas tuščio jau suvokė, kas čia vyksta. Jis greitai puolė prie katilo, kuriame ant ugnies vyra vanduo, ir atidarė jo dangtį. Maloniai prašom, tarė Nafnafas ir mirktelėjo savo broliams. Nifnifas ir Nufnufas jau buvo visai nurimę ir laimingi, šypsojosi ir kai pamatė, kad brolis daras, jie ir vėl įsigando. Paršeliams neteko ilgai laukti. Juodas kaip kaminkretys, vilktas murktelėjo tiesiai į verdantį vandenį. Niekada jam nebuvo taip skaudėję. Jau akys išvirto, visi plaukai pasišiaušė. Klaikiai kaukdamas, nušūtintas vilkas lėkte išlėkė pro namo kaminą ant stogo, juo nusirito žemėn, persivertė 4 kartus per galvą, prajojo ant savo uodegos pro užsklęstas duris ir nulėkė į mišką. O 3 broliai, 3 maži paršiukai, žiūrėdami jam iš paskos, džiaugėsi. Taip sumaniai pramokė piktąjį plėšiką. O paskui jie užtraukė savo linksmąją dainelę. Ta namelį pastačiau
pastačiau, niekur tokio nemačiau, o pasauly joks žvėris, neįsliūkins pro šias duris. Vilkas pilkas niekados nelankys jau mūs trobos. Nuo to meto broliai ėmė sutardami kartu gyventi po vienu stogu. Šit ir viskas, ką mes žinojame apie 3 mažus paršiukus, apie 3 broliukus – Nif-Nifą, Nuf-Nufą ir mažąjį Naf-Nafą. Ačiū, kad išklausėte pasaką iki pabaigos.